Pirmoji kronikų knyga, 20 skyrius. Praėjus metams, tuo laiku, kai karaliai eina į karą, Joabas, surinkęs kariuomenę, nusiaubė amonitų šalį ir apgulė Rabą. Dovydas buvo pasilikęs Jeruzalėje. Joabas nugalėjo Rabą ir ją sugriovė. Dovydas nuėmė jų karalių karūną su brangiais akmenimis, sveriančią talentą aukso, ir užsidėjo ją ant galvos. Be to, jis išgabeno iš miesto labai daug grobio. Miesto gyventojus jis pristatė prie pjūklų, geležinių akėčių ir kirvių. Taip, Dovydas pasielgė su visais užimtais amonitų miestais. Vėliau Dovydas su visa kariuomenė sugrįžo į Jeruzalę. Po to prie Gezero kilo karas su filistinais. Tuomet Hušietis Sibechajas nukovė Sipają, milžinų palikuonį, ir jie buvo pažeminti. Vėl kilus karui su filistinais, Jairo sūnus Elhananas nukovė Lachmį, Gatiečio Galijoto brolį, kurio ietis buvo kaip audėjo staklių riestuvas. Po to dar kartą įvyko kova prie Gato. Ten buvo aukšto ūgio vyras, kuris turėjo po 6 pirštus ant kiekvienos rankos ir kojos. Jis buvo kilęs iš milžinų. Jam, keikiant Izraelį, jį nukovė Johonatanas, Dovydo brolio Šimos sūnus. Šitie buvo kilę iš Gato milžinų. Juos nužudė Dovydas ir jo tarnai.